savivaldos įstatymas yra papildytas būtent kai kuriais pakeitimais, suteikiančiais merams kitą atsakomybę ir kitą atskaitomybę gyventojams. Taigi, pagrindinis dalykas seniūnaitijos norėjau pasakyti, kad sekančios tarybos posėdėje jau jos bus patvirtintos teritoriniu pobūdžiu, jau jos yra komitetuose apsvarstytos, jos bus. Tačiau pagrindinis mano uždavinys būtų tai bendravimas, išklausimas bendruomenės ir atskaitomybė. Tokiu būdu būtų ir viešinimas padarytų darbų, o taip pat bendruomenės lūkesčių surinkimas ir sprendimų priėmimas racionaliai panaudojant lėšas. Ačiū. Partija Tvarka ir Teisingumas pirmiausia nori priartinti valdžią prie žmonių. Mes visi matome, kad mūsų savivaldybė yra blokuojama demokratija visokiausiais būdais, netgi einama iki aukščiausių teismų. Ir kaip žinome, aukščiausias teismas yra įpareigojęs Alytaus miesto savivaldybę įsteigti seniūnaitijas. Todėl mes įsipareigojame įsteigti seniūnaitijas, seniūnijas, tai priartinami miestiečius prie miesto valdymo. Kitas mūsų pažadas yra metų bėgyje pasirašyti kontraktus dėl kvartalinės renovacijos, taip atpiginant miestiečiams išlaidas už komunalinius mokesčius. Ir taip miestas taptų patrauklesnis sugrįžti tiek ir jaunimui, tiek ir vyresniems. Kaip žinome, Alytus buvo kažkada šeimos miestu. Dabar matome, kad yra nesant tokios ribos, kad turime uždaryti mokyklas, darželius. Todėl mes stengsimės, kad Alytus taptų šeimos miestu. Tikrai sieksime, kad verslas investuotų ir Alytus vėl atsigautų, kaip, sakykime, Tarybų Sąjungos gal laikais, kad būtų pramonėje išvystyta. Jūs nebijokit to žodžio, Tarybų Sąjunga, nežinau, kas čia jums įvalė tą baimę, ten buvo ir gerų dalykų. Tapęs Alytaus miesto meru, aš pažadu, kad dirbsiu sąžiningai, skaidriai ir garbingai. Skatinsiu miesto gyventojų iniciatyvą, įsiklausysiu jų nuomonę ir ją gerbsiu. Garbingai atstovausiu Alytaus miestą tiek Lietuvoje, tiek ir už jos ribų. Na ir skatinsiu miesto naudingas iniciatyvas, visomis ir galime sieksiu pagerinti miesto gyventojų gerovę. Programoje yra parašyta, pradėsiu nuo pirmas darbas, kompetentinga komanda. Tai be to nieko tu negali padaryti. Tai moralios, kompetentingos komandos subūrimas. Mero pavaduotoja, administracijos direktorius pavaduotojai. Toliau, visi kiti darbai yra procesas arba politinis palaikymas. Bet padarysiu, būdamas mero, dirbdamas mero, būtų amoralu sakyti. Reikia sakyti, padarysime politiniai daugumai palaikant. Tai būtų finansų pritraukimas į Alytaus miestą. Visi kalbam, ką padarysim, tai yra pinigų išlaidavimas. O apie pinigų pritraukimą ir gavimą nelabai kas kalbam. Tai mero pagrindinis darbas, tai yra ne darbas, o procesas visos kadencijos metu, tai yra finansinių išteklių pritraukimas. Ir trečia tokia procesinė veikla būtų, tai yra skaidri, atvira veikla, tariantis su bendruomenė. Visos partijos apie tai kalba, bet kol kas to Alytaus mieste nebuvo. Pažadu, kad tai būtų tikrai padaryta. Tai dar kartą grįžtim atgal, tai yra komanda, yra atvira skaidri veikla ir finansų pritraukimas. Tai yra mero kaip kapitono, komandos kapitono pagrindiniai kertiniai veiksmai. Reikia pratęsti tuos darbus, kuriuos jau darėme. Tai yra toliau sėkmingai pritraukti investicijas į pramonės parką, pasižiūrėkit, kiek dabar paskutiniu metu ten pasirašyta sutarčių ir taip toliau. Kitas, ką jau mes darėme, tai net padėti išlaikyti sukurtas darbo vietas toms įmonėms ir gerinti infrastruktūrą privažiavimus.
ir išlaikyti kontaktą, nors čia daugelis sako, kad aš labai gailiuosi, kad Tvarka ir teisingumas su Šurkum priešaky nežino, kad kontaktai su žmonėmis, nusiklausymai, kiekvieną darbo grupę įtraukime visuomenės atstovai ir taip toliau. Tai čia tas, ką mes tęsime, garažysime miestą, derinsime infrastruktūrą, kuri reikalinga jauniems žmonėms, o konkretus darbai, aerodromas, tikriausiai visiems akivaizdu, kad yra tos galimybės, viskas į tą pusę važiuoja ir už porą metų, manau, kad mes tikrai turėsime tokį aerodromą, kuriuo gali naudotis ne tik lietuviai, bet ir lenkai, yra tam tikras pradėtas bendradarbiavimas ir manau, kad tai bus. Kitas dalykas, Vilniaus dienės pritariu, tai yra sena miestiečių, ta prasme, vieta, kur reikėtų atgaivinti, sukurti visą infrastruktūrą, irgi vizijos konkursai paskelbti ir tas tikrai, manau, bus padaryta. Ir trečias dalykas, kuris būtinas Alytui, manau, ne tik Alytui, visų Kijos regionui, tai reikia su vyriausybės pagalba ir taip toliau iš Kauno į Alytų ir toliau pratęsti normalų gerą susisiekimą, tada ateis investicijos daug didesnės ir į pramonės parką ir bus visiems daug geriau ir Alytų žydės ir klestės. Ta, aš galiu pažadėti, niekada nežadu, ko negaliu ištesėti. Mėlyjei, pradėčiau nuo to, kad vis tik tai reikėtų padidinti mūsų politinę kultūrą ir tuo pačiu atnaujinti, atšviežinti ir pagerinti visos Dzūkijos sostinės įvaizdį, šiandien labai patriotą viso Lietuvoje. Alytus yra neišpasakytai didžiulė konkurencija, pirmiausia, kad visų Lietuvos miestų, pirmiausia, Vilnių, čia jau nekartą minėjome. Ir mes iš tikrųjų matom realius sprendimus paremtus konkrečiais pinigais. Jų reikėtų, mano skaičiavimais nedaug, maždaug 200–250 tūkstančių eurų per metus. Tai leistų, antras būtų uždavinys, mums remti šeimas, kurios įsigyja pirmąjį būstą Alytui, ir remti asmenys, žmonės, jaunus, kad ne tik idėjos, kurie steigia pirmąjį savo verslą. Tokie 3 uždaviniai. Užduotis labai paprasta. 3 darbai. Vienas darbas, pradėsiu įvardinti nuo mažo darbo, tai yra Rotušės aikštėje padaryti elektroninį reklaminį stendą, kuriame būtų skelbiama apie kultūrinius sporto renginius, viešinami tarybos priimami sprendimai, na ir kitokie galimybės jį panaudoti. Antras darbas, kurį numatom ir manau jį įgyvendinti nebus sunku, jeigu patikėsite darbo partijos komandą, manimi kaip mero ir kadangi sąlyčio taškus turim ir su Tvarka ir teisingumo, tai yra kvartalinė daugiabučių namų renovacija. Savo kaip mero programoje esu pažymėjusi, kad renovuosime ne mažiau 111 daugiabučių namų. Tas duos efektą, tai yra leis turėti komfortabilesnę aplinką ir sumažinti komunalinius mokesčius. Tai yra pagrindiniai, kas yra svarbu, šildymo kainas ir be abejo estetiškai padaryti miestą gražesnį ir patrauklesnį. Na ir trečias darbas, kurį įvardinsiu ir užsiduosiu tau kaip tikrai didelę užduotį, tai yra kompleksiškai sutvarkyti Dainų slėnį ir išnaudoti statomą tiltą ir padaryti komerciškai patrauklių vietų, kad ten atsirastų ir darbo vietos verslui ir tuo pačiu pramogos jaunimui. Mano programa yra lankstinukas ir kriterijai 7 žingsniai kitokio Alytaus lygio. Ten trumpai paaiškinta, kaip ką atlikti. Pirmas darbas – revizuoti vykdomus procesus. Būtina ir įvykdžius reviziją, ką padarysime per savo kadenciją. Nusibrėžti tikslą, kad turėtume atskaitomybę alytiečių. Mes pasakėm tą, padarėm tą, kad būtų abipusis ryšys. Čia yra pirmas. Antras, kiekvienas verslininkas, Alytuje yra labai stiprus investicijų skyrius. Bet funkcijas tai perskirstyčiau. Kiekvienas verslininkas atėjo su idėja, būtų priskirtas darbuotojas, kur nuo idėjos iki detaliojo plano, visa parama būtų atsakingas žmogus.
ir tiesiog nuosekliai su juo vaikščiotų, ką galima, ką negalima atlikti. Nes dauguma jaunų žmonių tą nežino, kaip reikia daryti. Tai čia antras. Ir trečias būtų labai aiškus ir paprastas. Jeigu mes galvojam apie jaunimą, užtenka jiems pasakas, bus žalia, bus raudona, žiūrėkit, kaip viskas bus gerai. Nieko nebus, jeigu nesukursim darbo sutarčių vietų, jeigu nebus atlyginimas. Ir va tą linkme, ką padaryčiau, tai tikrai reikalauti, kad mokyklos nebūtų uždaromos. Nes jau yra numatyta, kad reiks uždaryti mokyklą. Galima tą klausimą išspręsti tik tai vienu būdu. Turim mokinio krepšelis bus padidinamas. Lenkijoje jis yra dvigubai didesnis. Tai kodėl mes savo vaikus skriaudžiam?